švente mokslo ir žinių diena. Šiandien prasidėjo po vasaros atostogų, šiandien sugužėjo į auditoriją studentai, susirinko moksleiviai. Linkiu visiems šią dvasinę pakilimo mūsų Vydūno, mažosios Lietuvos genijaus pakilimo dvasinių užtaisų ir pradėti tos mokslo metus. Ačiū organizatoriams, dėkuoju visiems ir linkiu linksmos, gražios šiandien šventės ir dvasinio kūrinio. Sėkmės. Galim sakyti, mėlyjeji. Tai iš tikrųjų labai laikas greitai bėga. Šiandien jau yra 5 metai, kaip Klaipėda turi šitą gražią nuostabią aikštę. Ir iš tikrųjų mes galim kiekvieną dieną ateiti čia, pasėdėti, savo mintim galbūt pamedituoti. Bet aš prisimenu, kad šitas kelias nebuvo lengvas, buvo ilgas ir nelengvas, bet kadangi turėjome kilnų tikslą, tai šitas kliūtis nebuvo mums sunku taip įveikti. Ir aišku, tam kely mes sutikom daug nuostabių žmonių, kai kurie tie žmonės jau iškeliauja amžinybę, amžina pagarba jiems, bet daug laimingų žmonių dar ir šiandien džiaugiasi tais nuveiktais darbais. Tad aš irgi džiaugiuosi, kad šitą gražią tradiciją puoselėti Vydūno idėją ėmėsi Klaipėdos universitetas. Dėkoju rektoriui, dėkoju Juozui Ivanauskui už tokias didelės pastangas. Ir džiaugiuosi, kad šiandien, jeigu mes kalbam, kad tai yra 2 metai, tai turbūt bus ir 3, ir 4, ir vėliau anksčiau atsiras didelė tradicija, kad kiekvienais metais būtent mokslo ir žinių dieną mes susirinksime būtent prie Vydūno paminklo. Ir ačiū Jums už tai, ką padarėte. Jo palikimo puoselėtojai, propaguotojai. Na, nuostabi diena šiandien ir palyginus su tuo, ką turėjom pernai, tai yra diena ir naktis. Pliaupia toks lietus, kokį mes dar nieks neprisimenam per rugsėjo 1 dieną, kada mes pernai startavome į 12 metų žygį Vydūno keliu į sveiką Lietuvą ir sutarėme, kad po 12 metų, kai mes susirinksime, tie abiturientai, kurie pernai atėjo į 1 klasę, tikrai bus visi sveikuoliai. Šiandien dėja dar taip toli gražu nėra. Ir man ypatingai džiugu pasidžiaugti, kad čia šalia mūsų ir Arvydas Cibauskas, kurio dėka šitas paminklas stovi, ir rektorius universiteto, kurio dėka mes jau turbūt 21 kartą renkamės į Vydūno konferenciją, ir Vydūno draugijos prezidentė, ir profesoriai, ir bičiuliai, kurie visi kartu susitinkame. Ir aš norėčiau palinkėti visiems, kad mes duotumėm vienas kitam šiandien žodį, kad jeigu mes pernai įveikėm tokią liūtį ir čia buvom visi, ir kasmet ateikime čia, jeigu mūsų gretos auga ir jeigu mūsų jaunimas, kuris eina Vydūno keliu į sveiką Lietuvą, tikrai ateina į 12 klasę sveiki, žvalūs, verti mūsų genijaus Vydūno palikimo. Ačiū, kad susirinkote, ačiū, kad esame kartu. Būkite sveiki. Pakilnės Saulė ir Urtė ir atliks Saulės sukurtą dainą, o jom padeda mokytoja Jonė. Mano daina Aguona, Martyno Vainilaičio žodžiai.
Labą dieną visiems. Sveikinu visus su naujų mokslo metų pradžia, su, kaip ir simboliškai, mokslo ir žinių diena. Ir neatsitiktinai mes šiandien esam prie vieno ryškiausių, mano supratimų, šviesuolių, tai yra Vydūno paminklo, kuris stengiasi įskiepyti tą šviesą mums ir skleisti ją kaip įmanoma daugiau, šviesiau. Ir be abejo, kai apsiniaukia dangus, kuomet gyvenimas spindi ne tokiom šviesiom spalvom, Vydūnas siūlo mums patikėti, galbūt tokia svajonė, kad visi varpus išgirstų ir kiltų į Dievą, iš kur varpų balsai pareina, palaiminti būtų visi ir visa jiems būtų žinoma. Ir aš labai noriu palinkėti visiems čia susirinkusiems, visiems jauniems, vyresniems, tėveliams, šiais naujais mokslo metais tikėjimą. Mąstydamas apie savo gyvenimo patirtis, labai dažnai nusklendu į savo kūdikystės laiką, kada vis aiškiau jaučiausi slinkstąs į daiktiškumo sritį. O tik nenorėjau prarasti savo kilmės numanimo. Vis rodėsi, kaip kad regėčiau ją esant didžiajame slėpinyje. Motinėlė viską apie jį pareikšdavo. Minėjo ir tai, kad visą laiką numanydama aš sulaukiamas giedodavo nuo rytmečio iki vakaro šventas giesmes. O kai gimiau, buvo šventadienio rytmetį prieš 9 valandą ir šventnamio varpai gaudė. Užgimęs ir augdamas girdėjau savo tėvelius giedant ir meldžiantis prie mano lovelės ir prie lopšelio savo jaunesniųjų brolių ir seserų. Toliau jau ir mes, vaikai, su tėvais, sėdėjom aplink stalą rytmečių ir vakarų pamaldoms. Ir vienas kitas mūsų turėjo melstis, pats tam žodžius susigalvodamas. Taip augome su giesmėmis ir maldomis į šį gyvenimą. Ir tais žodžiais noriu pakviesti Klaipėdos universiteto Žemynos gimnazijos moksleivius, dabartinius 10-tokus, kurie labai gražiai tradiciškai įsijungia ir dalyvauja mūsų renginiuose. Ir šį vakarą jie pristatys ištrauką iš Vydūno raštų varpai. Sutikit. Varpai. Yra gražus būdas žmonės varpais šaukti į darbą. Varpai taip jau traukdami žmonės, vadinant į dievą. Oro sparnais, balsai nusileidžia į žmonių širdis. Čia jie apsako, iš kur jie pareina, supranta žmonės ir juos seka. Varpų skambėjimas yra ir žmonių žodžiai, patys jie savo kilmę apreikškia. Ar jos girdėtų, ar tik skaitytų, širdyje ir sieloje atsigarsi jų kilmės garsas. Pasidaro neapsakomai malonu, nori eiti, kur jie vadina. Eini ir po kiekvieno žingsnio skamba aiškiau. Ir viskas, visas gyvenimas skaidresnė šviesa apsilieja. Štai ir beklaupi prieš dangų esybę, ji deda tau ranką ant galvos ir nieko nesakydama taria, skamba neapsakoma gaida. Tavo siela yra vargas ir skamba, nežino ar verkti, ar džiaugtis, palaima begalinė. Tavo siela gėdo palaiminimą, meilės sparnais tasai nusileidžia į žmonių širdis. Jie girdi žodžius, skaito juos,
Nežinau kodėl, jie taip stebėtinai širdyje atsigarsi. Nežino, jog skambėjimas pareina nuo anos dangų esybės. Uždėjusi ranką man ant galvos, ji tarė. Todėl mano siela skamba. Ir skamba tų dėdė, kurias myliu, esmi jų brolis. Gal Turas neišgirs to balso, bet nors numanys, jog tose žodžiuose yra kvapas, mielas, gaivina. O kad visi varpus išgirstų ir kiltų į dievnamį, iš kur varpų balsai pareina. Palaiminti būtų visi ir visa jiems būtų žinoma. Pagiedosime jums dvi liaudies mažosios Lietuvos liaudies dainas iš Kristijano Barkšo rinkinio dainų balsai. Tautosakos instituto direktorė profesorė Aušra Markešiūtė Dinartienė. Ko mums brangi gimtoji kalba? Prašau. Sveiki, mėly vydūniečiai. Labai smagu švęsti mokslo ir žinių dieną Vydūno paminklo papėdėje, kai mūsų supa nepaprastai graži aplinka ir turbūt tokios gražios ir prasmingos aikštės tikrai Lietuvoje niekur nėra. Taigi būti šitoje vietoje iš tikrųjų yra labai svarbu. Kodėl kalbu apie tai, kodėl mums svarbi gimtoji kalba? Vydūnui tai buvo pats svarbiausias dalykas ir šiandien, kai
Mes šventės pradžia, mokslo metų pradžia galime pagalvoti, kas yra svarbiausia, kokie mums yra svarbus tikslai, nes paskui mūsų dienas užgoš kasdienybės rutina. Tai iš tikrųjų reikia labai rimtai pagalvoti, ką mums reiškia gimtoji kalba. Kadangi Vakarų Eksprese išspausintas mano visas pasisakymo tekstas, tai aš tiesiog sudėliosiu dabar tokius pagrindinius akcentus. Vydūnas iš tikrųjų matė tai, apie ką pradėjo kalbėti mokslininkai maždaug 2000 metų pradžioje. Knyga apie mirštančias kalbas tarsi atliepia Vydūno mintis, kuo svarbios yra gimtosios kalbos visoje žmonijoje. Ir kai pamatai, kad kalbos nyksta sparčiau nei augmenija, kalbos nyksta sparčiau nei gyvūnai, ir tai, kai mes kalbame apie ekologiją, apie raudonąsias gyvūnų knygas, mes dar nepradėjome kalbėti apie kalbų saugojimą, nes šiuo metu pasaulyje tik 80% kalbų, kuriomis kalba 80% žemės gyventojų, o 1500 kalbų, jomis kalba tik 20% žemės gyventojų. Taigi, kai pagalvoji apie tokius procentus, kad 80% kalbų kalba 80% gyventojų, o 1300 kalbų kalba tik 20% gyventojų, mes suprantame, kad kalbos iš tikrųjų yra labai trapios. Ir Vydūno kalbėjimas apie lietuvių kalbą, manau, čia gali įsijungti į bendrą kalbų saugojimo judėjimą, nes Vydūnas kalbą laiko ne tik komunikacijos priemonė. Kalba mums padeda susikurti savo stiprią dvasią. Ypač kalbos žodžiai, kurie išreiškia jausmus, mūsų kalbos žodžiai, kurie išreiškia mąstymo procesus, mintis. Visa tai yra labai svarbu sugebėti išreikšti savo kalbą. Ir kai šiandien paaugliai sako, kad man lengviau kalbėti apie jausmus anglų kalbą, tai iš tikrųjų tai yra jau pavojaus ženklas, nes mums yra svarbu mokytis kalbėti apie savo vidinį pasaulį savo gimtąją kalbą. Bet kalba taip pat gali ir mus turtinti. Ir mes turėtume kurti ir turtinti savo kalbą. Kalba turi būti gyva, kuriama poezijoje, dainose, mokslo kalboje, mūsų kalbėjime apie savo mintis, apie savo būseną, apie savo emocijas. Ir, kaip sako Vydūnas, kiekviena pasaulio kalba yra tarsi atskira pasaulio lobyno dalis. Jos negali pakeisti viena kitos. Jos tiesiog privalo būti. Ir Vydūnas sako, kad nepuoselėti kalbos, jos nebranginti, tai yra baisiau nei žmogžudystė. Leisti, kad nyktų kalba, tai yra žmonijos žudymas. Ir mes jau esame išgyvenę tokius momentus, kai kalbai grėsė išnykimo pavojus. Daukantas kalbėjo apie kalbą kaip brūkšnelę, kuri vienintelė išliko ir mena didingą praeitį. Vydūnas kalbėjo apie kalbą kaip apie žiemkenčius, bet įdomu yra tai, kad mūsų didieji, kurių giesmėmis mes šiandien atidarėme šitą šventinį renginį, Vincas Kudirka ir Vydūnas yra sugrįžę prie lietuvių kalbos. Ir abu juos sugrąžino Aušra, aušrininkų karta, Jonas Basanavičius. Ir iš tikrųjų, Kudirkai buvo 25 metai, kai perskaitęs Aušroje Basanavičiaus prakalbą, apsiverkė ir tikrai susivokė lietuvių esąs. Ta pačia Aušra brolis iš spaustuvės parnešė Vilhelmui Storostei, kuris vėliau taps Vydūnu. Jam tada buvo 15. Ir manau, kad jie kaip tik yra tie žmonės, ir Kudirka, ir Vydūnas, kurie supratę, kad gali prarasti tai, kas žmogui yra gyvybiškai svarbiausia, savo gimtąją kalbą, po to visą savo gyvenimą skyrė daugybė veiklų, bet svarbiausia kalbos puoselėjimui.
Na ir ką reikia mums palinkėti? Visą laiką susimastykime, skirkime laiko susimastyti, kas mūsų gyvenime yra svarbiausia. Aplink tiek visko daug, bet pagalvoti, kas man asmeniškai yra svarbiausia, kuo aš asmeniškai galiu būti svarbus savo gimtajai šaliai, kuo aš svarbus galiu būti Europai, na ir tada kuo aš svarbus galiu būti žmonijai. Gyvūnas mąsto labai plačiai. Žmogus savo, žmogus tautai, žmogus žmonijai. Taigi, būkime pajėgus šitą kelią nueiti visavertiškai, garbingai ir kūrybingai. Būkime žmonėmis savo, žmonėmis tautai ir žmonėmis žmonijai. Gerų mokslo metų ir puikios šventės. Dėkojame gerbiamai jaunimo draugijos pirmininkei profesorei Aušrai Matašiūtei. Kiekviena gyva būtybė, kaip magnetas, traukia energiją, medžiagas. Natūralu, kad tai gyvoja augalai, kad gyvūnai tokiu būdu išgyvena. Žmogus, kas kita, jam suteikta daugiau gyvenimo galimybių. Jis neapsiriboja vien pokyčiais ir jausmų sritimi. Žmogus kuria mintis, kurių energija veikia ir keičia pasaulio turinį. Kartu jis traukia į save įvairias jėgas. Augindamas geismingumą ir mąstydamas apie savo troškimus, žmogus tampa jų traukos centru. Į jį taikosi visas pasaulis. Žmogaus vidus tampa kaip mugė, prekybos ir plėšrumo vieta. Tokia vieta negali būti nei sveikatos, nei sveikėjimo, nei nekalto jaunumo, nei grožio tėviškio. Augindamas geismingumą ir vien apie jį mąstydamas, žmogus save naikina. Reikia iškopti iš tokios būties. Šis raštas kaip tik tam ir parašytas, jog patartų, kaip tai daryti. Norėdamas išsivaduoti, žmogus turi sutelkti save į esmę, pakildamas virš minčių ir pojūčių. Jis nebegyvens plėšrumo vietoje, bet bus įžengęs į šventąją, kur ramu, darnu, šviesu, šventa, kur skamba gyva ramybė. Bet ne tam žmogus čia įžengia, kad pranyktų. Priešingai, dar rimčiau užkopęs žmogus liekasi pritraukiančia galia, tik jis nebetraukia. Tada jo kauptų jėgaus galios ir jam ko nors teiktų, kas susitraukti galėtų. Ne, įėjęs į vidinį savo šventumą, žmogus vis tam žinosius gyvybės indų. Ne jis tą gyvybę laikė, bet jis ją dalina, kas jam duodama, tą jis ir teikia. Vidinėme šventamėje, suvokęs tikrąją savo esmę, žmogus tampa nuolatiniu laimintoju kitiems ir savo gyvenimą. Ta gyvybė, kuri iš jo trykšta, gaivina visą aplinkui, praturtina santykius. Toks žmogus yra tapęs amžinosios išminties, malonės, galios priemonė ir reiškinį. Kitiems žmonėms šalia jo dera būti. Jie tarsi jaučia sklindantį amžinybės galios, nemirtingos gyvybės, sveikatos, jaunumo ir grožio pažadą. Šio jausmo žadintojas net atrodo kitaip. Įžengusio į savo esmės šventimą kūnas gali vysti. Gali nusileisti ir jo gyvenimo žvaigždė. Bet už viso to nuolat šviečia amžinosios sveikatos, jaunumo, grožio saulė. Dėkojame moksleiviams, o žiūrovams noriu pasakyti, kad visą knygą Vydūno sveikata, jaunumas, grožė galite pasiklausyti YouTube kanale įvedę Vydūno šviesa. O toliau mūsų programoje
girdėsite mažosios Lietuvos liaudies dainas Parbėgo laivelis ir Strazdė strazdelė. Atlieka operos solistė Viktorija Stanelė. Pirma, sveiki visi. Pirmoji daina bus mažosios Lietuvos krašto daina, Parbėgo laivelis. Nors aš pati nesu šio krašto atstovė, esu dzūkė, bet man labai labai gražios šio krašto harmonijos. Ačiū labai. Antroji daina bus Strazdė strazdelė. Strazdė strazdelė, raidas paukštelė, nešokinėk reikia. Turi flintelę,
Prašau. Labą dieną. Visi čia susirinkusieji. Sveikinu visus esančius čia. Man atrodo, kad mes esam labai svarbių laikų ir labai svarbių vietoje. Šiandieną rugsėjo 1. Mokytojų diena, visi mes gerbėm, mylime mokytojus, nešam mokytojams gėles. O Vydūnas iš tikrųjų tai yra tas tikrasis mokytojas. Jo išsilavinimas buvo pedagoginis. Jisai buvo net pradinių klasių mokytojas, pešimo mokyklos mokytojas. Net ir dabar galite Kintose aplankyti Vydūno muziejų ir ten rasite klasę, rasite suolus, kur vaikai sėdėjo prie mokyklos. Taip kad šitas žmogus yra tikrasis mokytojas. Jis mokino vaikus, mokino jaunimą, matot, kaip jis tą jaunimą gražiai nukreipia į gyvenimą, į viską. Jis mokino visą tautą. Jis kūrė ištisą mokymą apie dvasinį gyvenimą. Jeigu mes dabar kažkaip nusisukom visi tą materialų pasaulį, tai jis aiškiai mus stengiasi grąžinti į dvasinį visą. Ir vat šiandieną, kai Juozas paprašė prieš savaitę laiko, kad sako, tu čia kalbėk, sako, tu pakalbėsi paskutinis, bet apibendrink viską, pasakyk kažkokią esmę. Ir aš čia sėdėjau ir galvoju, kaip profesorė Aušra sakė, kad, kas svarbiausia žmogui. Ir štai pagalvoju, kad jeigu viską apibendrint, viską, kas čia vyksta, galime sakyti 3 dalykus, kurie patys svarbiausia man, ir aš tikiuosi, kad ir jums kiekvienam yra svarbiausia. Pirmas dalykas, kuris pats svarbiausias, tai yra taika. Mes dabar gyvenam tokį kažkokį laiką, kuris negeras, visi jaučiam, kad kažkas tai gali atsitikti. Ir ta taika yra labai svarbus dalykas. Kitas dalykas, kuris taip pat, kurio žmogus negali būti laimingas, tai gyventi yra sveikata. Jeigu mes neturėsime sveikatos, tai turėsime nieko. Ir trečias dalykas, kuris taip pat yra pats svarbiausias, man atrodo, tai yra švietimas. Švietimas, nes švietimas gimdo žmogų. Švietimas daro iš žmogaus, iš gyvūno žmogumi. Dabar mes kažkaip matome, kad tas mūsų švietimo sistema, jinai skyla į tokias 2 dalis. Ir vis daugiau ir daugiau tas mūsų visas švietimas linksta į darbinių įgūdžių ugdymo švietimą. Tai, kad žinoma, reikia ir matematikų, reikia ir programuotojų, reikia ten ir daktarų, ir vairuotojų, ir visokių kitokių dalykų. Ir vis toliau tolstam nuo švietimo ugdančio sąmoningumą. Vydūnas tai tas mokytojas, kuris į pirmą vietą iškėlė sąmoningumą. Juk ir arklį galima išmokinti dirbti, bet arklį neišmokinsi kalbėti, neišmokinsi mąstyti ir taip toliau. Tik tai vaikas, tas, kuris išmoksta mąstyti, jis gali būti žmogumi. Tas, kuris tik tai dirbs, bus vergas, o tas, kuris mąstys, galvos apie pasaulį, galvos apie visatą, apie visumą, apie Dievą, jis ras kelią ir eis to gyvenimu, eis laimingų tokį. Ir Vydūnas yra tas mokytojas, kuris apie tai kalbėjo, apie sąmoningumo ugdymą. Pagrindinis Vydūno gyvenimo veikalas tai yra knyga, jinai ir vadinasi sąmoningumas. Žvilgsnis į pasaulio esmę. Esmė tai yra visom tam humanizmui, nes visi čia šnekėjome apie humanizmą ir apie viską, bet būtent sąmoningumo ugdymą. Ir turime šiandieną šitą labai gražų paminklą, kuris labai gražiai pavaizdavęs mokytoją, vieną iš pagrindinių mokytojų. Dėja, kol kas jo programos, jo mintis nepakankamai atsispindi mokyklose, nepakankamai atsispindi universitetuose, visą kitą, tik dėka Vydūno mokyklos draugijos, žemynos gyventi, po truputėlį tas viskas judasi. Bet pasaulis keičiasi. Ir mes vis daugiau ir daugiau apie tai kalbame. Ir aš žiūriu, žiniasklaidoje visur Vydūno vardas vis dažniau matosi. Ir tai, kad Klaipėdos universitetas sudarė sąlygas ir mes 20 tokį renginį turim Vydūnas tautai ir valstybei, aš galvoju, kad tai keičia aplamai visą tą edukacinę sistemą. Nors nėra čia daug mokinių, nėra čia daug studentų, bet vis viena keičia, taip kažkoks gandas sklinda ir tas universiteto vardas darosi didesnis. Rektorius pasakė, kad šiais metais net 40% daugiau įstojo studentų į Klaipėdos universitetą.
Ir aš galvoju, kad čia yra rezultatas mūsų būtent šiandieną. Tas renginys taip pat buvo laisvai. Juozo darbas čia yra didžiulis. Mes kiekvieną kartą pažadinam šitą dvasę. Vidūno dvasę. Ir ta dvasia jinai neprapuola. Jinai gal nematoma yra, ir negirdima, neapčiuopiama, bet jinai po truputėlį sklinda ir keičia mūsų gyvenimą. Taip kad, žinau, aš labai džiaugiuosi, kad šiandien tokia graži diena, šviesos diena, kad čia profesorių Aušra šnekėjo, kad čia dainavo Saulė ir visi, kad mes visi einame į šviesą. Taip kad aš tikrai linkiu visiems būti sąmoningais, nepamiršti, kad žmogus tai yra ta būtybė, kuri moka mąstyti ir moka pasirinkti teisingą kelią erdvėje ir laike, kuriame mes esame. Būkite sveiki ir laimingi. Dėkojame gerbiamam profesoriui. Dabar padainuosiu savo krašto dainą per lygius laukus. Dėkojame gerbiamam.